Jau kelintus metus vis daugiau žmonių visoje Lietuvoje prisijungia prie akcijos, kuria raginama uždegti vėlinių žvakeles ir ant apleistų kapų. Seimo nario Andriaus Šedžiaus inicijuoti keli šiauliečiai šiandien taip pat tapo šios gražios akcijos dalyviais. Jie aplankė senąsias miesto kapines. Parlamentaras įsitikinęs, kad tokią svarbę dieną reikia prisiminti ne tik savo anapilin iškeliavusius artimuosius, būtina pagerbti kiekvieną. Būtent tą dieną reikėtų atsiminti ir tuos žmonės, kurie išėjo anapilin, su kuriais kažkada gyvenime teko bendrauti, teko juos pažinti, tai gali būti ir draugai, tai gali būti apskritai tie žmonės, kurie savo buvimą žemėje vienaip ar kitaip yra pažymėję. Ir šalyje vyko daug akcijų įvairiausių. Buvo atsiminti ir iškilūs žmonės, ir signatarai, ir įvairiausiais savo gyvenimo pasiekimais nusipelnę žmonės, tačiau reikia ir nepamiršti tų kapų, kurie yra apleisti, kurie yra nelankomi. Viena akcijos dalyvių sako, kad uždegta žvakelė ant apleisto kapo tai gražus žmogiškumo, atjautos ir vilties simbolis. Juk yra begalės kapų, kurių nebėra kam lankyti, tačiau vėlinių liepsnelės jiems nemažiau reikalingos. Pagal statistiką yra teigiama, kad 10% kapų yra neprižiūrimi. Taigi mes šiandieną sudalyvavome tą akciją, uždegėme po žvakelę bent ant vieno kapo ir manome, kad tikrai prisidėjome irgi prie žmonių, kurie kažkada mirė ir jų dabar neaplanko artimieji. Arba galbūt artimieji neturėjo galimybės aplankyti. Šiauliečius subūręs Seimo narys sako, kad akcijai būtent lapkričio 2 pasirinkta neatsitiktinai, mat būtent ši data, vėlinės, yra tikroji mirusiųjų atminimo diena. Taip jau susiklostė, kad yra tokios tradicijos ir vėlinių diena yra vis dėlto lapkričio 2 diena ir ji turėtų būti būtent ir kaip šventinė diena, nedarbo diena, būtent lapkričio 2. Ir verta pasitarti su kolegomis ir galbūt teikti projektą, kad nedarbo diena vietoj lapkričio 1 būtų perkelta į lapkričio 2. Šiauliečiai šiandien dalyvavę akcijoje tikisi, kad ilgainiui žmonių nebereikės raginti pagerbti apleistų kapų. Anot iniciatorių toks paprastas, tačiau labai gražus poelgis kiekvienam turėtų būti įprotis.